Dainius Gaižauskas matyt frakcijos vardu, nors nebuvo pasakyta, bet frakcijos vardu prašo įtraukti į šios dienos darbotvarkę 14.3417 Seimo rezoliuciją dėl pasitikėjimo Seimo pirmininkės tolesniu darbu. Apsispręskime balsavimu, kas pritarėte šios rezoliucijos įtraukimui, balsuojate už, kas manote kitaip, balsuojate kitaip. Balsavo 122, už 35, prieš 65, susilaikė 22, pasiūlymui nepritarta. Man tai keista, kolegos, kad mes taip lengvai dalinam apkaltas už mygtuko paspaudimą, bet niekaip nesugebam įvertinti Seimo pirmininkės galimybių toliau dirbti arba bent jau atsiprašyti ir pripažinti, kad korupcija Lietuvoje yra tapusi norma. Ką iki šiol girdėjome, tai yra sistemingas problemos neigimas, aiškinimas, kad aš nepažįstu tų savo kolegų, su kuriais tiek metų buvo dirbta ir 12 metais eita į Seimo rinkimus, tai aš tik raginu Seimo pirmininkę viešai atsiriboti nuo tų savo partijos nuteistų asmenų ir atsiprašyti žmonių. Tai bent jau tiek būtų iš to Seimo, kuris tikrai mato dažnai krislą kito akise ir vertina įvairius ten mygtuko paspaudimus kaip didžiausią nusikaltimą, bet nesugeba įvertinti nuteistos partijos dalyvavimo koalicijos veikloje. Ir aš tikrai tikiu, kad Ingrida Šimonytė pasakys, kad greičiausiai šitam Seimui reikia eiti lauk, kaip kažkada kartojo Gabrielius Landsbergis. Tai gerbiami kolegos, kai stebi valdančiųjų veiksmus ir raginimus nebalsuoti už pasitikėjimą Seimo pirmininkė, tai neina jūsų suprasti, tai jūs pasitikite ar ne. Kita vertus, tai jeigu mes bijom tos elementarios procedūros, tos, kuri yra numatyta, jeigu jūs čia pasitikit, pabalsuojat ir tada visai Lietuvoje parodot, kad viskas gerai su Seime esančia situacija. Jeigu matom, kad dabar Seimas nepritarė, gerbiama pirmininkė, aš į jūs kreipiuosi. Iš ties, nėra ką jums kaltinti, kuo jūs kaltinti, ar ne, bet situacija yra tokia nepavydėtina. Iš ties visas šešėlis krenta ne tik ant jūsų, bet ant viso Seimo. Priimkite normalų sprendimą, galbūt nusišalykit nuo partijos, atsiribokit, nebūkit pirmininkė, arba atsisakykit savo pareigų. Visuomenė kiekvieną kartą klausia, kas vyksta pas jūs Seime. Jau negana to, kad Teisingumo ministerija ignoruoja prokuratūros raštus, nepradėti tam tikrų procedūrų, nes žemės pakeitimo procedūros yra nepakeistos. Iš vis sako teisinis nihilizmas, bet čia Domeikavos klausimas, kurį jūs turėtumėt irgi įsigilinti, nes teisingumo trūksta Lietuvoje labai stipriai. Ką mes norim iš žmonių, jeigu mes patys rodom Seimas, ką turime daryti ir ko neturime daryti. Aš jūsų prašau, imkitės jūs tada iniciatyvos, nes dabar, ką išklausysiu gerbiamos premjerės, tai aš jau galiu ir nuspėti. Nu tai, gerbiama premjerė, parodykit savo tikrąjį veidą arba tą cinizmo viršūnę, kurį tikėjausi iš jūsų lūpų dabar išgirsim. Tai nesileisiu į debatus apie tai, kaip kam atrodo kieno veidas, čia žinot, yra skonio dalykas, bet čia labai dažnai yra plasnojama statutu. Tai statute iš ties yra procedūra, tik tai tiek, kad ji yra ne tokia, apie kurią jūs kalbate. Tai susirenkate parašus ir inicijuojate normalų nepasitikėjimą per Seimo nutarimą, slaptą balsavimą. 29 balsus turbūt turite, jeigu 35 žmonės palaikė balsavimą. Ir tai yra išties normali statutinė procedūra. Tai, kas buvo čia pasiūlyta, yra, sakyčiau, labai įdomi procedūra. Turbūt ne viena bemiegė naktis yra praleista, bet ji, tiesą sakant, nieko nereiškia. Ir tai nėra nepasitikėjimas, kurį pareiškė Seimas, nes dėl tokios rezoliucijos galėtų 5 už, 2 prieš balsuoti ir ji būtų turbūt, kad laikoma priimta, nors tai tikrai nėra Seimo nuomonė. O kalbant apie tas visas apkaltas, kurios čia buvo, tai skirtumas ir yra esminis tas, kad tos apkaltos yra inicijuojamos žmonėms už tai, ką jie patys padarė, o ne padarė kažkas kitas.